daug dirba, jiems gyventi iki 100 metų. Arba prašau, jau 100 metų, tai dar noriu 100 metų. Esu dvigubas pilietis, dvigubas katalikas, kunigas. Labai diena visiems susirinkusiems, labai malonu matyti tiek turbūt bendraminčių. Šiaip esu Sveikatos mokslų universiteto docentė, esu gydytoja, socialinė darbuotoja ir 5 vaikų mama. Tai turėčiau patikslinti dabar ne vieno vaiko, tik tai 3 sūnūs ir 2 dukros. Taip, tai norėjau atkreipti dėmesį į elementarius dalykus, nes kartais mes tiek interpretuojam, tiek konstruojam tą tikrovę, kad užmirštam elementarius dalykus, kad tiesiog šeima turi savo privatumą ir savo autonomiją ir kad šeimoj ryšiai iš principo turi būti žymiai stipresni negu su aplinkiniais žmonėmis. Kitaip jinai negali būti šeima. Tai pirmiausia, aš norėčiau taip pat vėl atkreipdėmėsi tą, ką mes kiekvienas kalbam ir cituojam Konstituciją. Tai tiesiog tuos žodžius aš norėjau parodyti, kaip atrodo va šitas sakinys. Šeima visuomenės ir valstybės pagrindas, tai ir yra tas, kad šeima yra centre, o visos kitos institucijos tiesiog yra tos, kurios padeda šeimai. Jos yra, bet šeima yra visako centras. O ar švietimas, ar sveikata, ar kiti dalykai, jos yra tam, kad padėtų šeimai. Bet pas mus yra labai sudėtinga tą suvokti turbūt. Ir tada kiekviena šeima pradeda, kiekviena institucija vietoj to, kad centre matytų šeimą, išplėšo tą šeimą. Savo paslaugom, nes jie save mato kaip pagrindą ir tada šeima turi tarnauti šitokiai gausybei įvairių institucijų. Ir aš dabar paprasčiausias dalykas, reiškia, šeimai būktai suteikė paslaugas ir tai yra tokie bendruomeniniai šeimų namai. Aš pabandžiau pasigilinti, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad yra paslaugos vaikams, yra paslaugos vyrams, paslaugos moterims, bet šeimai kaip visumai paslaugų nėra. Todėl, kad mes nesuvokiam, kad šeima yra svarbi kaip visuma, kaip vientisa, o ne kaip kažkokių tai pavienių žmonių sambūris. Ir tada labai turime budėti, kad neišplėšytumėm savo paslaugom šeimos, o priešingai šeima būtų tas sutelkiantis vienetas. Ir tada, tik tai tada jinai bus pagrindas. Ir pagrindas ne šiaip, mes žinom, kad šeima ir grėsmė šeimai, tai yra grėsmės nacionaliniam saugumui. Ir tai yra įrašyta, ir tai yra labai svarbu. Mes galim labai daug tankų prisipirkti. Bet jeigu mes nacionaliniam saugumui šitą grėsmę pažeisime, nežinau, ar tikrai atlaikysim. Kitas momentas, kad šeimos funkcionavimo prielaidos, tai yra, va čia kaip tam paveiksliukį, ribos šeimos. Reiškia, kad mes turime aiškiai suvokti, kur yra šeimos santykiai ryšiai ir kur yra aplinkinių žmonių santykiai ryšiai. Ir jeigu mes šitą nesilaikom to, mes tikrai šeimai nepadedam ir netgi geriausių intencijų mama, kuri palaiko žymiai glaudesnius ryšius su savo sūnum šeimoje ir neleidžia vystytis posistemį, tai yra vyro žmonos posistemį, nepadeda šeimai.
Ir va čia yra šitie dalykai, kad mes turime gerbti šeimos autonomiją, reiškia, mes turime gerbti šeimos ribas. Ką reiškia šeimos autonomija? Kad tai yra orumas ir teisė būti vertinamai šeimai kaip tokiai. Ką aš noriu pabrėžti, kad jeigu nevertinam šeimos ryšių ir jų nestiprinam, mes kėsinamės į šeimos autonomiją ir nepadedam jai gyventi. Dabar, ką aš noriu pasakyti, kad šeimos orumas kaip prigimtinės ir neatimamos teisės išplėstinė sąvoka, jinai yra prigimtinė. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, negerbiam jūs, sakykime, atsiranda virš šeiminės struktūros. Pavyzdžiui, valdininkas, jis gali ateiti ir nei parašęs, nei pasiskambinęs, nei nesijausdamas kaip svečias. Reiškia, jis pažeidžia šeimos ribas iš principo. Ir tuo labai pažeidžia šeimą kaip visumą, kaip savireguliacinę sistemą. Dabar kaip suprast tą savireguliacinę sistemą? Mes kartais užmirstam, pavyzdžiui, tokį elementarų dalyką, kad, nežinau kiek čia yra, medikų, gydytojų, bet kiekvienas žmogus iš esmės yra savireguliuojanti sistema. Jeigu mes reiškia, suges mašina ir mes ją padėsim į kampą kažkur tai, ji niekada nepastaisys. Bet žmogus, jeigu jis atsiguls ramiai, turėdamas virusą, jis pats save gydo. Savireguliuojanti sistema. Susidaro antikūniai, susidaro komplementos rišimo reakcija ir panašiai, ir su tuo virusu susitvarko per 5 dienas. Tai analogiški dalykai vyksta, čia labai sudėtinga savireguliacinė sistema ir tas, kas daugiau įsigilinęs, pavyzdžiui, žmogaus organizmą, tai žino, kokie sudėtingi procesai yra savigydos, kompensavimo visų dalykų. Tai atitinkamai yra ir šeimoje, ryšiai šeimos. Jie yra praplėsti labai daugybę dalykų. Pavyzdžiui, sakykime, mama supyko, įsiskaudino ir sudavė vaikui. Kas toliau vyksta? Toliau jinai gailisi vaikui. Jinai gailisi, jinai nori atsiprašyti jo, arba jinai permasto viską. Kartais sugeba atsiprašyti, kartais nesugeba atsiprašyti. Bet jinai tada kitu būdu stengiasi kompensuoti tai, kas įvyko. Vyksta savireguliacija. Kiti šeimos nariai sureaguoja į tą dalyką. Ir, pavyzdžiui, atsiprašius, auga abudu. Vaikas pamato, kad motina taip pat klysta, kaip ir jisai, kad ji myli jį. Kartais atsiprašius įvyksta tam tikri dalykai, kad kaip po audros ozono tarpas, kaip gaivu, kaip gera. Tai aš tikrai nepropaguoju, kad jėga turim spręsti tarpusavio santykius. Bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad yra daugybė mechanizmų, kurie padeda šeimai vystytis ir augti. Ir kada įsiveržia, pažeisdami ribas, pašaliniai asmenys, tada jie šitos dalykus sugriauna savireguliacinį sistemą. Ir tada visa šeima gyvena baimiai ir slepia. Kada yra baimės, tai kitų jausmų beveik nelieka.
Ir tai sutrikdo visą vystymąsi ir visą eigą. Reiškia, kėsinimasis į savireguliacinį autonomijos mechanizmą yra ypatingai pavojingas. Pavyzdžiui, visiškai, turiu pavyzdį, visiškai ypatingai gera šeima, tikrai nepaprastai mylinti viens kitą ir, pavyzdinga galėčiau pasakyti. Ir vaikelis turi odos ligą. Ir vakarais reikia jį perrišti, jis pradeda ten verkti, nes jam skauda. Ir kaimynai, aišku, tuoj paskambino ir prisistatė vaikų teisės. Atėjo arogantiškai, atėjo kaip į savo namus. Aišku, tėvas ten ypatingos ramybės žmogus, jis tiesiog sugebėjo visą tą perkeisti santykį ir vaikų nepaėmė. Bet kiek įtampos sukėlė. Antrą kartą pasidarė, reiškia, po kiek laiko vėl tie kaimynai vėl skambina ir nenueina, nepaklausia, nepasitarė. Bendruomeniški santykiai šitos įstatymo dėka, dėja, jie yra aižomi. Ir atrodytų nieko nepasidarė. Sužinoja, kad tėvas užima šeimoje, kaip čia pasakyti, aukštas pareigas, gauna gerą atlyginimą, kas pasirodė vaikų teisėms svarbiausias dalykas. Jie paliko vaikus, bet jau buvo pažeista šeimos autonomija. Ir jau vaikai kiekvieno krepštelėjimo bijo. Žmona atsinaujino jai psichosomatinė liga, kuri buvo prieš tai, nes sukelta įtampa. Reiškia, savireguliaciniai sistemai buvo suduotas smūgis. Ką aš noriu pasakyti, kad kada mes kalbam apie pagalbos sistemą, tai irgi yra netoks paprastas dalykas padėti žmogui. Labai svarbu yra, kad būtų, bet kad šeima būtų, tai šeima vystytųsi, būtų reikalingos tam tikros tokios prielaidos. Dabar tos prielaidos padeda vaiko orumui vystytis. Nes savivertė, orumas vystosi tokioj šeimoj, kur yra abipusi pagarba ir pagarba vaikui. Vaiko savigarba pradeda vystytis tada, kada jis yra gerbiamas. Bet tas pats yra ir su šeima. Jeigu šeima nėra gerbiama kaip visuma, kaip gali būti išlaikomas jos orumas ir jos savigarba. Ir čia yra lentelė tam tikra, kada skiriasi elgesys žmonių, kurie su aukšta savigarba ir kur su žema savigarba. Ir tai, kad mes labai daug skundžiam, tai, kad mes pirmiausiai matom negatyvius dalykus, tik po to pozityvus. Tai, kad mes turim labai daug įtarumo ir priešiškumo vieni kitiems, tai yra tiesiogiai siejasi su mūsų savigarba. O, kaip sakiau, savigarba auginama yra šeimoj, kuri pati save gerbia. Taip, tiesiog nenoriu užtrukti. Taigi, įspūdingai pasisakė Viktoras Hugo, kuris pasakė, už išmaldą nedėkojama, už išmaldą žudoma. Mes žinom, kokį priešiškumą įgyja žmogus, jeigu jo savigarba yra sužeminama, o teikiant labdarą, teikiant pagalbą, visada yra didelis pavojus šitam dalykui. Todėl, kad aš galiu, teikdamas pagalbą, pabrėžti ir parodyti, kad tu esi niekas. Aš tau duodu, o tu esi
kažkoks menkysta, net pats negali savim pasirūpinti, aš turiu tau duoti. Tai jeigu yra išlaikomas toks požiūris, nėra lygiaverčio santykio, tai tokia pagalba, ji žlugdo ir kelia priešiškumą. Reiškia, teikti pagalbą reikia mokyti. Kaip tą padaryti? Yra, kada mes norim išklausyti kitą žmogų, ateiti į dialogą su kitu žmogumi, mokom mes studentus, tu turi užimti nežinojimo poziciją. Tu turi būti atviras kito nuomonė. Tada tau žmogus kalbės. Tik tai tada tas žmogus, kuris silpnas, kuris labai daug skausmo patyręs, jis nekalbės, jeigu tu žiūrėsi į jį iš aukšto. Tu turi jį gerbti ir tada bus pagalba. Priešingų atveju bus ne pagalba. Bus antipagalba. Turi būti įgalinimas, o nenugalinimas. Ką tai reiškia, mes kalbėdami su žmonėm, teikiam tam tikrą galią, atiduodam, kad jis sustiprėtų, kad pasijustų stipresnis. Net įgalimas, pavyzdžiui, paprasčiausias dalykas, net jeigu žmogus guli visiškai paslikas ir jis nieko nebegali, įeidamas į jo kambarį turi pabelsti, kad jis galėtų pasakyti taip arba ne. Tai yra jo įgalinimas, jis nors kažką gali. Tai tada, kada teikiam pagalbą, mes turim pabrėžti stipriasias pusės, mes turim pasižiūrėti, ką jis gali ir tą stiprinti, o ne nugalinti ir žiūrėti, kur jis kažką blogai padarė, kur jis išprogramuotas nusikaltėlis. Deja, šitam įstatyme pas mus labai dažnai visiškai užmirštama pasižiūrėti į stipriasias šeimos pusės, o pirmiausiai šitą ne tai padarė, išieško, kas yra ne taip, užpildo grėsmių lygių lentelę, 2 grėsmės, 2 lygis ir vaiką galima jau atimti. Tai aš tiesiog norėjau dar pabrėžti, kad tokį požiūrį, kada mes nugalinam turbūt šeimą, kada mes nekreipiam dėmesio į šeimos ribas, į šeimos autonomiją, daug dalykų mes esam paveldėję kaip totalitarinio režimo išraišką. Ir mokslininkai, kurie totalitarinį režimą studijuoja, tai vat jie iš karto atkreipia dėmesį, kad tada, kada mes teisę visų aukščiausiai pasistatom, o nežiūrim žmogiškos pusės tą pirmiausia. Yra toks pasakymas, sako, kur baigėsi meilė, tai prasideda teisė. Tai bet pirmiausiai žiūrim iš teisinės pozicijos, o ne iš tos žmogiškosios pusės. Turbūt, kad mes paveldėjom tam tikrus dalykus. Taigi, bet tas vis tik tai mūsų visuomenė turi nepaprastai daug smurtinės patirties. Man padarė įspūdį kažkada Giligano, kada jis vienas iš tokių labai stiprių smurto specialistų, jis reiškia kalėjimo gydytojas Amerikoje ir jisai analizavo tokius baisius nusikaltimus, smurtą ir taip toliau. Ir jis vis tik tai prie išvados, kad jis amerikonas. Sako, kai kiekvienas žemės lopinėlis yra nušlakstytas indėnų krauju, tai apie smurtą kalbėti. Tai yra reiškia savo paveldą matytis. Tai jeigu mes pasižiūrėtumėm, kiek žemės lopinėlių Lietuvoje nušlakstyta,
brolių krauju, vieni kitų krauju, galų galia kaip nuo kitų tautybių krauju. Tai mes paveldėjom baisiai smurtinę kultūrą ir smurtinę visuomenę. Tai nereiškia, kad mes neturim kito gero, to solidarumo, to šilumos viens kitam. Bet mes turime atkreipti dėmesį, kad smurtas mums tapo kasdiena. Ir todėl peržengti ribas mums neatrodo nieko baisaus. Taigi, ir tada, reiškia, jėgos struktūros labai ramiai įžengė į mūsų namus. Aš žinau, kada mane mokino užsieniečiai, jie niekaip negalėjo suprasti, kaip jūs taip lengvai įeinat į tas šeimas, kad ir tas vadinamas, anksčiau vadintas asocialias ar panašiai. Taigi jūs jų ribas pažeidžiate. Mums tas niekada net netrodė problemą. Ir aš atsimenu dar sovietmetį, kada dirbau gydytoja ir kaip nusprendė, reiškia, ten miestelio grietinėlė ateiti į asocialią šeimą. Ir mes atėjom, ten apylinkės pirmininkas, kai būdavo, mokyklos direktorius, ir gydytoja pasiėmė. Ir aš atėjau, ateinam mes visi kartu, o ta moteris išėjusi į tvartą. Ir visi žiūri, pradėjo kilnot puodus, atsidarinėt duris, spinteles, viską. Palaukit, sakau, jos nėra, čia mes atėjom į jos namus. Niekas net nesupranta. Tik jinai yra asociali. Su ja galima daryti, ką nori. Apie kokias jūs ribas kalba. Ir šitas pats stilius išlikęs iki šių dienų. Taip, yra pasakymas, kad negalima skambinti, pavyzdžiui, iš šeimos namų, todėl kad kaip tu ten atsidūri. Tai vaikų teisės tarp savęs šitą sako, jo reikia išėti į koridorių, kada skambinsi ten policiją panašiai. Bet, kad iš principo mes pažeidžiam privatumą, tai mums reikia kai kada prisiminti tuos dalykus. Turbūt. Turtas. Tai aš tiesiog tą norėjau tik tai pabrėžti, kad yra kada yra pažeistas šeimos vientisumas, tada labai daugelį straipsnių mes iš vienos pusės, tam pačiam įstatyme, sakom, kad negalim pažeisti, iš kitos pusės, kada jau atsiranda procedūros, kad reikia ateiti ir paimti. Pavyzdžiui, 33 straipsnis, 36 straipsniui iš principo prieštarauja. Todėl, kad 33 sako, kad vaikui geriausiai augti šeimoje ir kad turi būti padaryta viskas, kad toj šeimoje augtų, tuo tarpu 36, kad nustačius, pavyzdžiui, antrą grėsmės lygį, jau nebereikia teikti jokios pagalbos, iš karto vaikas yra paimamas. Reiškia, kaip šitie dalykai dera? Ir kad šitam įstatymui, o ne tik po įstatyminiams aktams reikia pataisų, yra akivaizdu. Tai tiesiog, aš čia nenorėsiu jūsų labai varginti, bet iš kitos pusės aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija visą laiką pabrėžia, 8 straipsnis, kad šeimos ryšiai yra svarbiausias dalykas, kurio negalim pažeisti. Tik kraštutiniu atveju. Tik kraštutiniu atveju. O mes pradedam priprasti, kad tas kraštutinis atvejis labai lengvai susitaikom su tą mintim, kad kraštutinis atvejis yra, pavyzdžiui, kad išgėrė šeimos nariai. Tai yra kraštutinis atvejis ir tada galima paimti vaiką. Taigi, nepaprastai daug tų procedūrų yra iš tikrųjų nukreiptos, kad šeima yra nugalima. Šeima lieka ne pagrindu, bet su šeima jėgos struktūros gali iš karto kriminalizuojama ir iš karto galima elgtis kaip su asocialia. O asocialia galima daryti, ką nori. Tai yra mūsų patirtis. Bet net ir ta šeima yra šeima.
tiesiog, kaip reikėtų tuos iššūkius spręsti. Čia kiekvienam iš mūsų klausimas. Tai nėra tokie paprasti dalykai. Taip, jeigu yra iš tikrųjų smurtas, aišku, kad vaiką reikia gelbėti ir saugoti. Bet ir niekas nesakys, kad turim pirmiausia žiūrėti ribų ir neleisti įeiti ir nesaugoti vaiko. Bet kaip derinti šeimą ir vaiką? Ir kaip spręsti tos klausimus? Bet apie tai mes turėtumėm ir kalbėti. Ir visi mes turėtumėm kalbėti. Ir Seime, ir čia, ir vaikų teisių tarnyboje, ir paslaugų sistemai. Bet ką mes darom? Vietoj to, kad mes kalbėtumėmės, mes pradedam kovoti vieni prieš kitus, įrodinėti tiesas ir praktiškai esminiai klausimai, jie lieka kažkur už sprendimo ir ieškojimo ribos. Taigi, medikai tai vadovaujasi principu, primam nuo nuosarį. Pirmiausiai nepakenk. Kiek tu galėsi padėti, tavo kompetencija kokia yra, kokios galimybės, kokie instrumentai ir taip toliau, yra kitas klausimas. Bet nors nepakenk. Ir jeigu tu žinai, kad tu negali padėti, tai nelįsk. Vat jeigu šito principo vadovautumėmis ir tarnybos vadovautųsi, aš manau, kad tas galėtų padėti. Kitas momentas, jeigu mes norime nepažeisdami šeimos ribų padėti šeimai, tai pirmiausia mes turim užmegzti pasitikėjimų santykį. Man padarė įspūdį, kai sužinojau, kad, pavyzdžiui, Olandijoje vos ne kiekvienam name seniūnijos darbuotojai turi informatorius, kurie praneša, kas yra ne taip. Mane tas labai nustebino. Bet po to supratau, kad jie praneša tam, kad tai šeimai būtų geriau. Kad iš tikrųjų būtų geriau. O pas mus pranešama, kad ta šeima būtų nubausta ir kad jai būtų blogiau. Tai vat, reiškia, mes turim atkreipti dėmesį. Jeigu mes pranešam, vis tiek mes iš principo turim padėdami tą daryti, o ne pakenkdami. Taigi, kitas momentas, mane stebino sakinys šitam įstatyme, kad fizinės bausmės yra neleidžiamos, bet neleidžiamos yra tėvams. O valstybė leidžiama pasiūlyti naudoti. Reiškia, mes už smurtą, tik tai šeimai to negalime. Reiškia, institucinis smurtas, mes turim suprasti, irgi yra smurtas. Ir jėgos naudojimas, jis niekam neturėtų būti leidžiamas, jeigu neleidžiamas tai ląstelė, kur yra savireguliacinių mechanizmų remiasi. Tai žymiai didesnis ir baisesnis smurtas, kuris ateina negailestingas, be jausmų, nieko, pagal instrukciją, pagal įstatymą. Tada didesnė yra smurto galimybė. Tai tiesiog labai svarbus dalykas yra profesionalų kompetencija. Kaip sakiau, turėtų vis tik tai ne kaip baudėjai, ne kaip kontrolieriai ateiti, o kaip pagelbėtojai, lygiaverčiai. Taip, ir tiesiog, manau, kad po to viskas. Ačiū. Ačiū labai. Ir Lietuvos kunigas. Matot, koks turtingas. Себетонный спасок. Шодер, рада, теннис, да, скриню рада, потешаю.